nei vienas kitas iš konkurentų nesiūlo panašaus tipo automobilio. Įspūdingiausia automobilio dizaino dalis yra automobilio galas. Automobilis atrodo išties dinamiškai. Išvaizdus, bet pakankamai praktiškas. Renault Arkana yra unikalus pasiūlymas savo segmente. Unikalus tuo, kad nei vienas kitas iš konkurentų nesiūlo panašaus tipo automobilio. O kalbu konkrečiai apie SUV Coupé, kurį įprasta matyti premium segmente. Tokius gamina tiek BMW, tiek Mercedes. Na, o Renault Arkana tiesiog neturi konkurentų, pasiūlė štai tokio įdomaus ir dinamiško kėbulo automobilį. Ir nors automobilis pagamintas naudojant mažųjų Clio ir tą pačią platformą turinčio Capture technologinius sprendimus, jo ilgis siekia daugiau kaip 4,5 metro. O tai reiškia, kad tai jau yra kompaktinės klasės atstovas. Be to, jis turi ir nemažą 20 cm prošvaisą. Na ir žinoma, įspūdingiausia automobilio dizaino dalis yra automobilio galas. Jis, kaip ir premium segmento SUV Coupé automobiliuose, yra nuožulnus ir sportiškas. Išvaizdus, bet pakankamai praktiškas. Atidarimo durelių mostelių koja čia nėra. Tiesą sakant, ir durelės reikia kilstelėti ranką. Visgi nepamirškime, kad tai yra ekonominės klasės atstovas. Na, taip pat nematau galimybės nulenkti sėdinių nugarėlės rankenėlėmis, tačiau štai yra antras bagažinės dugnas. Hibridinė versija telpa nuo 480 litrų, įprastoje versijoje nuo 513 litrų, jei nulenkti galinių sėdinių nugarėlės, tilps daugiau kaip 1200 litrų. Ir jei anksčiau Renault Arkana buvo siūlomas su 1,3 litro turbo benzininiu motoru, tai dabar gamintojas pristatė ir hibridinę pavarą, kurios degalų sąnaudos turėtų būti mažiau kaip 5 litrai benzino 100 km. Na, o kaipgi dėl vietos ant galinių sėdynių? Na, įsėsti iš ties pakankamai patogu. O ir vietos gale stebėtinai daug. Kaip jau minėjau, nors tai automobilis pagamintas naudojant mažųjų Clio ir Capture platformą, tačiau jo ilgis siekia daugiau kaip 4,5 metro ir akivaizdu, kad daug tos erdvės buvo skirta gale sėdintiems keleiviams. Pats už savęs, už vairuotojo, galiu atsisėsti tikrai laisvai ir vietos čia tikrai daug. Nu, štai yra toksai porankis, pasidėti ranką ir gėrimams. Taip pat 2 USB jungtis, 12 V rozetė ir štai tokios mažos vėdinimo grotelės. O štai kai atsisėdi į priekį, tada tampa akivaizdu, kad šis automobilis visgi pagamintas naudojant tų pačių Clio ir Capture platformą. O tai reiškia, jeigu sėdite šalia su didesniu keleiviu, na, jūs praktiškai galite remtis alkūnėmis. Faktas tas, kad automobilis, nors ir gerokai didesnis nei jo bendra platformiai, tačiau į plotį jis labai nepadidėjo. Ir štai nuo priekinio stiklo čia taip pat yra gana nedaug vietos, tad vertinkim tai. Jei mėgstate erdvius automobilius, bet vairuojate pats, tai šis automobilis gali pasirodyti kažkiek per ankštas, nors galiniam keleiviam siūloma tikrai pakankamai daug vietos. Lyginant su bendra platformiais, na taip, čia yra RS Line geriausia versija, tad viskas atrodo tikrai šauniai ir prabangiai, daugiau kaip 10 colių įstrižainės multimedijos ekranas, žinoma, su Multisense važiavimo režimų nustatymais galima pasirinkti skirtingus nustatymus, tiesa, PKB čia nėra reguliuojama, taip pat skaitmeninis ekranas, pavarų perjungimo svirtis, štai tikrai toks labai dailus vairas,
Na, viskas atrodo tikrai labai šauniai, labai skoningai ir patiks tiem, kurie vertina originalią salono išvaizdą. Kalbant apie patį važiavimą, vairo sistema tikrai labai maloniai suderinta, bet kadangi Renault Arkana turi sportiško SUV automobilio įvaizdį, tai ir PKB yra suderinta gana standžiai. O tai reiškia, jei važiuojate lygių kelių ir jisai vingiuotas, viskas puiku, veikia viskas idealiai, automobilis valdosi tikrai šauniai. Tačiau jeigu jau pasitaiko nelygesnio kelio atkarpa, na tada, mėgstantiems komfortą, jo gali ir pritrūkti. Na, bet svarbiausias klausimas yra, o kaipgi veikia nauja Renault Arkana hibridinė pavara? Veikia išties šauniai. Čia yra sumontuotas 1,6 litro 69 kW arba 91 arklio galio benzininis motoras, kuris papildomai dirba tiek su 36 kW elektros varikliu, tiek ir su 15 kW starterių generatoriumi, o bendrai ši sistema generuoja 143 arklio galios. Čia yra sumontuota ypatinga automatinė transmisija, kuri turi net 15 skirtingų važiavimo režimų, na ir krumplių pagalba yra parenkamas reikiamas perdavimo skaičius. Išties automobilis tikrai važiuoja dinamiškai ir, kas nemažiau svarbu, tikrai taupiai. Gamintojas deklaravo, kad vidutinės degalų sąnaudos bus 4,8 litrai, štai dabar po nuvažiuotų 300 km jos yra 4,9 litro. Taip, visą laiką važiavome užmiestyje ir aš manau, kad važinėjant mieste tikriausiai galima pasiekti ir dar mažesnės degalų sąnaudas, na, o mažiau kaip 5 litrai benzino didesniam kaip 4,5 metro SUV automobiliui, manau, yra tikrai geras rezultatas. Na, o kalbant apie kainas, tai jei palyginti su mažesniu bendraplatformiu Renault Captur, kuris kainuoja nuo 16 000 eurų, didesnysis Renault Arkana kainuoja žymiai daugiau. O konkrečiai jo kaina prasideda nuo 24 000 eurų, hibridinės versijos kaina prasideda nuo 25 700 eurų, o pačios geriausios RS Line komplektacijos kaina viršija 30 000 eurų. Taip, tai tikrai dideli pinigai, tačiau kai pagalvoji, kad konkurentai nesiūlo nieko panašaus, tad ir ta kaina nebeatrodo tokia gąsdinanti, ypatingai jei šis išvaizdus ir originalus automobilis jums patinka.